Sveiki. Polistirolas užklijuotas ant fasado ir dabar fasado armavimas. Dar čia pasiruošimas vyksta, apsišlifavimas, išsilyginimas, apsipjaustimas visų galų. Tai kaip klijuojamas buvo polistirolas fasadinis, žiūrėkit video, yra nuoroda aprašyme. O dabar parodysiu, ką irgi padariau ant namo, tai aplink visą namą perimetru virš langų, kadangi langų viršus viso namo yra vienam lygyje, tai buvo užklijuota 3 cm tokios polistirolo juostelės, 3 cm storio ir 20 cm pločio per visą perimetrą ratu. Dabar, kodėl klausimas? Tikriausiai todėl, kad gražu. Tai kažkokio norėjosi dekoratyvinio elemento, kuris bus tepamas kitokią spalvą nei visas fasadas. Tai kadangi turėjau stakles, kaip stakles gaminau, irgi nuoroda yra aprašyme, susipjausčiau visas juostas iš APS 100 kietesnio polistirolo ir su putom tiesiog perimetru apsiklijavau visur. Aišku, jau čia kai buvo fasadas visas paruošta, išlyginta viskas. Tai darbas šitas klijavimas nebuvo sunkus, po metrą ilgio gabalai tokie, tai net greitai ėjosi. Aplink duris taip pat fasadinis apsiklijavau ir terasos buvo durys, taip lygiai yra padarytas tokios arkos, nišos, kaip čia pavadinti. Ir visur perimetrą. Taigi, ant putų tiesiog susodinta, užsipučia putos, šiek tiek reikia palaukti, jos gerai pritraukti. Ir tas darbas, kada padarytas, su polistirolu visi darbai baigti. Toliau armavimas, tai pirma apatinių horizontalių statymas, tai aš dėjau tokius lovelius plastikinius su armavimo tinklu ir nulašėjimu vandeniui. Tiesiog į tarpą tarp pamato polistirolo, ten buvo klijuotas ekstrudinis ir fasado įsikiša ta plasmasinė dalis, jinai įsikiša beveik iki pat galo, tai tarp pamato ir šito gaunasi, kad yra šita plasmasė, kiti deda metalinius šitos atskirimus cokolio nuo fasado pamato. Aš pasirinkau plastikiniai, atsitipo, kad šalčio tiltas nebūtų, bet to jisai įsikiša beveik iki galo, ne iki pačio galo, prieš tai užpačiam putom ir gaunasi, kad pamato sujungta su siena kartu, bet per tokią, kaip pavadinti, per kompensacinę siūlę, per montažinės putas, kurios yra tarpe, o tas tarpas ten yra kelių milimetrų. Ir tai padaryta visur aplinkui perimetro cokolis sudėta kampai, tada eina sekantis etapas langai. Tai ant lango pačio rėmo klijuojasi tinkliukas lango, nežinau kaip profai jį vadinam. Visur apsiklijuojam langus, susipjaustom pagal ilgį reikiamus. Dažnai bijau, kad virš langų tos vietos sutrūksta, kada būna užtinkuojama, nes ten yra silpna vieta. Tai mano šita juosta, kuri yra perimetru ir eina tiesiai virš lango, apsaugos nuo tos vietos trūkimo ar kažkokio tai poveikio. Ir pritepam visą laiką, armuodami ar sieną, ar kampus, ar bet ką, pirmiausia ant polistirolo armavimo mišinį dedam, tada uždedam tinkliuką ir ant viršus vėl užsiarmuojam tuo pačiu mišiniu. Taip tinkliukas paskęsta mišinyje. Deja, dingo kažkur tai video, aš galvojau, kad filmavau, tikrai filmavau ir kažkur nusikišus į trynį, neįsivaizduoju, kokią mistiką atsitiko ir visas fasado tinklo armavimas dingo, tiesiog nėra. Tai beliko kampai, sudėtingiausios principai vietos, kurias pasidaryti,
ilgiausiai užtrunka, o pats fasadas plokštuma tai armuojasi labai lengvai, greitai užsitepa mišinys, užsideda tinklas ir vėl užtepamas mišinys. Tai ten dar bus paprastas. Tai va. Ir apačioj susistatys palangės, aišku, pačios nesusistatys. Aš sustatysiu metalinės palangės. Ir visas fasadas pas mane tinkuosis mozaikiniu tinku. Jisai bus tamsus, kaip stogas, panašiai tokios spalvos rudas, o juosta, kuria eina perimetru aplink visą namą, bus šviesi balta beveik. Tai kitam video bus kaip dedu mozaikinį tinką. Jie tikiuosi atrasiu tos video. Visa tai jau padaryta prieš 2 metus. Išstovėjo antrą žiemą, viskas yra gerai, jokių trūkių, nieko, žodžiu, sistema veikia. Patikrinta ir bent jau tiek išstovėjo, kas bus kaip atrodys po 10 metų, būtinai pranešiu, tie, kas seks kanalą. Ir tada sekantis dalykas, pasidarius aplink langus visus kampus, apačioj, žodžiu, visus išorinius kampus, seka mano va tos juostos kampų dėjimas, kas irgi užėmė pakankamai daug laiko. Tai kaip darosi, ant drebančių kopėčių būtinai reikia lipti, kad balansą dar ugdyti. Tai pirkau kampus pilnus armavimo ir vieną pusę tinkliuko tiesiog nupjaudavau. Žinau, kad yra kampai, paprasti, plastikiniai, yra visokių, bet žodžiu, šitas variantas man pasitenkino labiausiai, gerai laiko ir patogu buvo dirbti. Tai pirmiausia, jį visą apsitepu armavimo mišiniu, uždedu tinkliuką kampą iš apačios, tada užtepu mišiniu priekį ir uždedu iš viršaus tinkliuką. Žodžiu, dvigubas tinkliukas gaunasi iš priekio, iš apačios ir iš viršaus plastikinis kampas stovi. Žodžiu, niekas čia nesutruks gyvenime ir susiriša su siena. Tai greičiausiai pigesnis variantas nei pirkti jau gatavus moldingus, kuriuos tik suklijuoti reikia, bet darbo užtrunka tikrai ilgiau. Tai tiek šiam kartai, iki kitų.